Kokia socializacija? Jo, tai reikia iš miesto rodyti kaimą nuvažiuoti. Taip, mums skambina Rita. Vilnietė, prašom, Rita. Labą dieną. Labą. Pone Liuvida, jums komplimentai už laidas neįmanoma atsitraukti. Dabar labai gerbiu irgi kaip specialistas Sergejų. Jisai išsako, manau, labai, tikrai naudingas ir protingas mintis, taip sakant, bet... Ačiū labai. Bet dabar toksai atvejis dėl pono Auštrevičiaus, dėl šito įstatymo. Taip. Aš labai pritariu šitam Seimo nariui, dabar paaiškinsiu dėl ko. Aš nesu kokia specialistė, ten profesionaliai, šiaip aš auginu jau 3 šunį, tai įsakysiu gal tokią labai vartotojišką nuomonę, vartotojišką požiūrį, ar ne? Šitie, taip sakant, kovinių veislių šunys, tai jie, idealiausiu atveju, Sergejau, kaip jūs sakote, ir galima ir dresuoti, ir žodžiu, viską daryti, bet čia būtų ne mūsų valstybėje, o čia būtų, brandesnė visuomenė, jeigu galima šitaip išsireikšti. Mūsiškė visuomenė dar nėra pribrendusi iki tokios kultūros, iki tokio lygio, kad dresuotų, socializuotų šunį nuo pat mažens, tarkim. Kad ir ar daug žmonių naudojasi tuo viešbučiu. Tai kiti nedaug yra, bet nedaug, ar ne? Nes mes dar nesame pribrendę. O kai aš mačiau savo akimis, kai toksai kovinis šuo, dabar jau nebeprisimenu, čia buvo gal prieš 5 metus kokios veislės, gal Staffordshire ar pitbulio veislės šuo, ne? Draskė mažiuką šuniuką tavo akyse. Čia yra, tikrai toks įspūdis, kad žmogui gali sustoti širdis. Tai yra tiesa. Apibendrinant jūsų mintis, galima pasakyti, kad jūs manot, kad mūsų visuomeniai tokių šunų kol kas nereikia, mes dar nesam pribrendę. Taip, Alvyda, kol kas nereikia, labai sutinku. O kada mes pribręsim kaip Nyderlanduose ar kažkur dar, ar ne, tai tada mes ir galime imtis kitokių priemonių. Tai su ponia Une, kai sakė, tai tikrai nesutinku. Ačiū už nuomonę. Ačiū jums, ačiū už skambutį, Sergejau. Sunku pasakyti, kiekvienas žmogus turi, kaip sakoma, teisę savo nuožiūrą ir, kaip sakoma, savo mintis išsakė, dėkoja. Suprantat, ar tinka ar netinka, vėl savotiškas klausimas, vienam patinka šitas šunelis, kuris taip atrodo, kitam ne. Mes negalim piršti savo nuomonės. Esmė tik tame, kad žmogus, kuris įsigijo, aš už tai, kad turi labai gerai pasvarsyti prieš įsigijant, daugiau sužinoti apie tą veislę, kokią jisai nori nusipirkti, neskubėti. Ne taip, kad nori iš karto yra skelbimas, atvažiuoju ir nusipirku. Ir čia yra loterija. Gal pasiseks. Bet daugumą atveju aš sprendžiu pagal savo praktiką iš dresūros, kad žmonės tiesiog yra nepasiruošus. Tai galbūt, kaip ir sako Petras Auštrevičius, kaip sako mūsų Rita klausytoja, kol mūsų visuomenė dar nėra pasiruošus, gal reikia uždrausti tos veislės. Ką daryti? Esmė tame, kad bent koks draudimas, jisai neduoda 100% apsaugos. Arba mažiau, arba daugiau, vis tiek atsiranda tokių žmonių, kurie tiesiog nusiperka tą šuniuką bent kokiais būdais ten, kadangi dabar laisvai galima su mašina pervežti bent kokį tai gyvūną, jokių problemų per sieną, prašau. Taip, atvažiuos iš Latvijos, iš Lenkijos. Iš Latvijos, bent kur, iš Latvijos, Lenkijos ir taip toliau. Galima atsivežti. Tai čia problemų neįsprendžiama yra iki galo. Aš skaitau taip, kad žmonės tiesiog, tokias laidas labai, ačiū Jums, ponia Alvyda, už tokias laidas, žmonės tiesiog, kai kurie biškai paklausė ir padaro biškai teigiamas išvados. Draudimas iki galo nepadės, padės, aš mano manimu, tiesiog žmonės turi susimastyti prieš perkant. Pirmas etapas. Toliau, kai įsigyja, tiesiog reikia apsispręsti, ar tas šuniukas bus vedamas į parodą ir tiesiog bus, reiškia, dauginimas toliau tų šunio, jeigu yra noras tų šuniukų toliau dauginti, bet tai yra nebūtinas dalykas. Dauguma galvoja, nusipirksiu veisinį šuniuką, tai būtinai turi eiti į parodas. Bet to matot, aš žinau, kiek susidarau nuomonę iš mūsų klausytojų, iš pažįstamų žmonių. Žmonės nelabai supranta arba bijo tos sterilizacijos. Taip. O juk tai yra viena iš geriausių išeičių. Sako, nenoriu prieš gamtą eiti. Čia yra iš tikrųjų prieš gamtą. Kas yra gamta? Gamta, aplamai šuo gamtoje neišgyvens. Mes kalbam apie tai, kad šunelis be šeimininko visiškai niekaip negali nei sumedžioti tą grobį, nei prisimaitinti miške, žus 100%. Jau gamta mums ne prie ko. Bet tai
veterinarai sako, reiškia, ir pagal mano praktiką, kastruoti ir sterilizuoti šunys gyvena tikrai ilgiau ir sveikiau. Reiškia, dauguma, patinų šeimininkų nusipirka patinėlį vien dėl to, kad aš nenoriu vaikų ir panašiai bla bla, bet turi visą laiką problemų su komanda pas mane, kadangi patinas, kuris nekastruotas non-stop yra aktyvuotas dėl pabėgimo, nes ieško visą laiką tų kalių. Taip, išklausykime senokai, laukia Tomas mums prisiskambinęs. Prašom, ponia Tomai, dovanokit, teko palaukti. Nieko tokio. Sakyt, norėjau užduoti tokį klausimą. Čia jis prieš tai skambinantis pasakė, kad jisai baigė kinologų kursus, mokėsi kažkur. Tai sakykit, ar šiai dienai Lietuvoje yra kažkokia kinologų, ta prasme, mokykla, ar yra apskritai, ar yra kinologai Lietuvoje šiuo metu diplomuojami, ar turi kažkokią licenciją gavę, ar dar kažkas tai tokio. Nes šiai dienai aš taip suprantu, kad nėra tokio dalyko. O gal jūs pats norite tapti kinologu, ar ieškote profesionalaus kinologo? Profesionalus kinologas, kaip suprantu, sėdi pas jūs studijoje, tačiau norisi apsisaugoti save nuo visokių plaukų žmonių, kurie tiesiog apsimeta kinologais, o iš tiesų tokiais nėra. Ačiū Jums, dėkui Tomai. Iš tikrųjų, aš tai pasakysiu, kad tokios kaip mokyklos nėra, yra tiesiog kursai, kurie Lietuvos kinologų draugija pagal savo, specialybę rengia, kursuose, galima viską išdėstyti, paaiškinti. Palaukit, o kaip tie šunys, kurie dresuojami ten muitinės departamente, policijoje, ten yra didelė tarnyba, tai ten neprofesionalai dirba? Ten yra irgi profesionaliai, bet pagal jų paskirtį. Ta prasme, narkotikų paieška ir panašiai, tai civilis negali turėti narkotikų vien dėl to, kad mokyti šunį ieškoti narkotikus. Tai turi būti licenzija. Tai yra policijos darbas. Mes kalbam apie paprastus užsiėmimus, sėdėt gulėt pas mane. Deja, licenzijos tokios 100% nėra. Kiekvienas norintis gali išsiimti patentą ir dresuoti ir auklėti šunis. Čia tiesiog yra irgi įstatymo toks minusas, kadangi žmonės, kurie veda pas trenerius savo numylėtinį šuniuką, kurį jie turi, irgi gali būti apgauti ir žmogus, kuris dirba su tokiu šuniuku, neturintis patirties, gali sugadinti irgi. Paprastai žinau, kad žmonės internete vieni apie kitus prisiskaito, paskui rekomenduoja vieni kitiems. Gali būti ir tai, bet irgi gali būti visokių klaidingų nuomonių, kadangi tai... Tai kaip žmogui išsirinkti? Išsirinkti, žmonės turi akis, turi širdį, jis turi pasižiūrėti. Pirmoji, reikia ateiti pas trenerį, pamatyti, kaip jis dirba. Nebūtina iš karto, iš tikrųjų būtų gerai, kad žmogus bent koks nepalankytų, apvažiuotų savo mieste kažkokio 3-4 aikštelės. Pamatytų, kaip dirba tie žmonės. Paklausyti ne internete, o taip gyvų. Vat kaip jums patinka, nepatinka šitas treneris, ar yra pažanga, ar nėra. Nuvažiuoti į kitą dresūros aikštelę, ten paklausinėti. Tinka, netinka toks metodika tokia, ar jiems gerai ar negerai. Atvažiuoti į kitą. Ir automatiškai žmogus tiesiog noras, nenoras, jisai vis tiek suras. Jeigu tiesiog yra noras dirbti, išauklėti šitą gyvūną. Taip ir uždaras ratas, mes vėl grįžtame nuo to, nuo ko pradėjome. Dar jeigu mažutis šuniukas, tai jisai gali būti ir kaip katytė, galbūt jo ne visuomet ir dresuoti reikia, ar ne? Tačiau jeigu jau žmonės svarsto apie galimybę laikyti didelį šunį namuose, tam tikros veislės dresuoti būtina. Ir kai sako, nieko tokio, aš jį pamaitinsiu, išmoks 2 komandas, užteks. Bet tai yra tavo šeimos narys, ar ne? Tai kaip tu vaiką mokai, tai lygiai taip pat turi ir šunį dresuoti. Būtinai, 100%. Ir dar toks dalykas, reikia auklėti ne vien tik tai pagal dydį. Pas mus buvo kreipėsi daug šunų, šeimininkų su šunimis, kurie turi mopsus, turi jorkšyrus. Nes kuo mažesnis šuniukas, to daugiau žmonės lepina į galvoje, čia šuniukas, čia žaislas, bet tas pats šuniukas, jisai turi tokius pačius instinktus, kaip ir didelis suaugęs šuo. Tai automatiškai jisai irgi turi savo charakterį, problemos irgi gali sukelti namuose. Aš nekalbu apie tai, kad jisai jau daro į tos lovos, kur jisai mėga su šeimininku, kai jisai palepintas, išbučiuotas, išeina visi į darbą, jisai tuo momentu jaučia, kad jisai yra nuskriaustas ir padaro irgi savo betvarkį namie. Tai vien dėl šitų problemų irgi reikia šunį auklėti, kad jisai būtų savo vietose. Taip turi išaiškinti teisingai treneris, kuris pradeda dirbti ir su pačio šeimininku. Jis nuo jo priklauso, ne nuo trenerio, o nuo pačio šeimininko priklauso, ar jisai jo klausys. Nes suprantat, kokia yra situacija. Kiekvienas šunelis, kuris ateina į pamoką, jisai to nenori. Jam nereikia
nereikia šitų dresūrų. Jisai galvoja, kad čia didžiausia nesąmonė. Sėdėt, gulėt, greta, į kairę, į dešinę, į vietą ir jisai visą laiką priešinasi. Vat, ir dėl to jam dresūros nereikia. Reikia šeimininkų. Bet jisai gauna skanėsto gabaliuką. Jo, kada biški motyvacijas yra ir gaunasi vėl tokia prieštaringa situacija. Žmogus, jisai turi dešrelį, jisai klauso manęs, tik dešrelį nepasiimu, neklauso, ką daryti. Ir treneris turi pasakyti, yra programa, kaip dirbti, kaip pereiti po truputį be maisto ir kad jisai klausytų vien tik už pagirimą. Čia ne darbas 2-3 dienų. Vėl žmogus turi, kaip treneris, paaiškinti. Tam yra individualios pamokos. Grupė tai neįmanoma išaiškinti. 10 žmonių aikštelė, 10 šunų, 20 asmenų vienoje vietoje, treneris turi 6 minutės tik vienam ir per 6 minutės neįmanoma išaiškinti. Tam turi būti individualios pamokos, žmogus per valandą galėtų viską sužinoti. Ir po to ateina jau į tos grupinės pamokos, kad jisai jau, kaip sakom, ta socializacija tarp šunų žmonių, kad jisai klausytų. Na ir labai trumpai apibendrinant mūsų pokalbį. Seime ruošiamas įstatymas, kaip jis bus priimtas, mes irgi paseksim, pažiūrėsim, ar bus uždraustos tos veislės, kas bus toliau, kai jos bus uždraustas, kur tie šunys visi, ar jie galės išgyventi ir nugyventi savo gyvenimą. Žodžiu, kol kas tai daug labai neaiškumų, bet išvada viena, jeigu tik žmonės nori įsigyti šunį, ar kas nors neduok dieve vaikai sugalvoja ir padovanoja vieni kitiems, 100 kartų pagalvoti. Taip, 100 kartų ir dar vieną pagalvoti ir po to tik tai įsigyti savo, reiškia, tą šuniuką pagal tos norus, kokios jūs turite. Šeimo reikia apsvarstyti, ar verta, ar aplamai neverta, ar turėsite lėšų, noro, laiko, nes 10 metų mažiausiai šuniukas gyvens ir kad nebūtų po to tokių neatsakingų veiksmų. Nepatiko, ar čia prisisiojo prie kakojo, čia pabėgo, neklauso, nereikia, vaikai nevedžioja, niekam nereikia, vežk į prieglaudą arba išmesk į apkandžioje ir tokių atveju. Tai geriausias variantas, žmonės, susimastykit. Ačiū Jums už pokalbį. Mūsų studijoje viešėjo šunų dresuotojas, prityręs veisėjas, instruktorius, kinologas Sergejus Gračiovas. Tai buvo laida Namai namučiai ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Iki. Viso gero.